Sveiki, šeštadienis 11 val. Ryto ir man nepaprastai malonu Jūs matyti žiūrinčius laidą Atliekų kultūra TV 6 kanalu. Pirmiausia, trumpai apie tai, ką šįryt matysite. Šį šeštadienį Atliekų kultūroje Miss Namibija Ilka Adams ir jos patarimai, kaip sutaupyti. Neištraukia mašinos iš garažą tik penktadieniais. Senų šaukštų transformacija į išskirtinius žiedus. Tie dizainai, man rodos, yra unikalūs ir vien ta mintis, kad tai yra perdirbta. Jūs pasiruošę? Mes pradedam. Mūsų šios laidos herojė sporto ir mitybos konsultantė, knygų apie sveiką gyvenimo būdą autorė Miss Namibija Ilka Adams. Koks jos santykis su tvarumo idėjomis, netrukus sužinosite. Sužavėję sporto ir mitybos konsultantė ir gražiausia moterimi iš Namibijos, kuriančia gyvenimą Lietuvoje, susitikome pačioje Vilniaus širdyje. Žinoma, moteris, 5 dukrytės mama ir kultūristo Andriaus Pauliukevičiaus sutuoktinė, sutiko pasidalinti savo įžvalgomis apie tvarumą ir būdus sutaupyti, taip nekenkiant nei piniginiai, nei aplinkai, kurioje gyvename. Labai įdomus faktorius, gal žiūrovė nežino, bet aš esu iš Afrikos ir mes su ta tvarumo mentalitetas šiaip ir užaugau, aš pati. Nes, pavyzdžiui, Namibijoje yra didelis trūkumas vandens. Nuo pat mažens mes esame išmokti, kad negalima, pavyzdžiui, kai tu valysi dantis, reikia visada uždaryti krano. Geriausia yra 5 minutės į dušą nueiti, negu kiekvieną vakarą ten pildyti labai daug vandens į vonią. Mes užaugome taip, kad tu visada turi taupyti. Pavyzdžiui, mano mama ir mes kaip vaikai, mes visada pieštom eidavom į mokyklą ir jinai pieškom eidavom į darbą. Ir net dar grįždavau per pietus papietauti ir jinai vėl nueidavau į darbą. Tai kokias, jeigu susirinksi, kiek jinai piešom eidavau kasdien, tai turbūt kokią valandą laiko jinai praleido vaikščiojimas kasdien. O jinai ištraukė mašinos iš garažą tik penktadieniais. Nes tai buvo diena, kai mes jau turėjom apsipirkti maisto, nu ir tada jau su tos maišelės jau nepraeini namuose. Bet tai visada buvo mano vaikystės. Mano tėvas, pavyzdžiui, labai buvo taupus ir, pavyzdžiui, jokių būdų negali palikti šviesa kambarį, kur tu nesi. Dabar mano vyras turi lygiai tokį pat įprotį, kad mes visada turime išjungti šviesos, mes visada turime kažko taupytis. Tai va, tai mūsų šeimoje tai šiaip yra natūralu. Dar šeima iš namų neišeina neištraukusi įvairiausių pakrovėjų ir kitų elektroninių prietaisų iš elektros tinklo. Aš manau, kad ir visi turi tai daryti. Tai mano vyras labai pyksta, jeigu pamiršate to ištraukti, tai būtinai jo, visos laidos reikia ištraukinėti, viską reikia uždaryti gražiai. Netgi kai mes keliausime į Namibiją ir mes paliekame namą kažkiek laiko, mes mažiname ten šildomos, kad sutaupyti, tai visos šitos dalykus yra labai svarbu. Elektra be reikalo nešviečia, taupom energiją. Vanduo be reikalo nebėga, taupom žemiškuosius vandens išteklius. Automobiliu naudojamės kaip galima rečiau, neteršiam gamtos. Tad jei Ilkos paklaustume, ar automobilis ar dviratis, atsakymas kaip ir turėtų būti aiškus. Tad automobilis ar dviratis, klausėme Ilkos. Nustebsite atsakymą išgirdę po reklamos. Likite su TV6. Tęsime laidą Atliekų kultūra, o tuo pačiu ir pokalbį su sporto bei mitybos konsultantė Ilka Adams. Prieš reklamą moteris teiravomės, jei būtų galimybė rinktis automobilį ar dviratį, jie atsakė štai taip. Aš tai tada visada rinkčiau dviratį, žinoma. Tai yra daug maloniau, tai aišku irgi yra fizinis aktyvumas. Galbūt ir net saugiau, negu važiuoti su mašina. Aišku, jeigu tu turėsi galimybę eiti su dviratį, tai yra daug geriau su mašina. Mes tai planuojame gyventi Ignalinoje, Paliušėje, kur tikrai galėsi su dviratį važinėti. Atstumas yra nedidelė ir dėl to mes turėsime tą daugiau kaip ir ekologiškas gyvenimas. Netgi galėsiu, jeigu šiandien ir turėsiu savo žirgą, gal ir galėsiu ir jodinėti iki parduotuvę, o vietoj mašinoje. Apie žirgus Ilka prabilo ne šiaip sau. Išmokti jodinėti buvo jos vaikystė
vaikystės svajonę, kurią ji dabar ėmė ir įgyvendino. Moteris įsitikinusi, kad toks sportas nepaprastai pagerina savijautą, o ir yra absoliučiai tvarus. Tad jos įsivaizdavimas, kad persikėlus gyventi į Palūšę iki parduotuvės keliaus jodama žirgu, gali tikrai tapti realybę. Na, kokia reali situacija, kalbant apie atliekų rūšiavimą, kaip čia sekasi Ilkai? Mes jau senai darome, aišku, mes turime tos 3 dėžės, kuris stovi šalia name. Tai yra ta bendra šiukšlės, tada jau popierius ir plastikos ir tada stiklas. Ir dabar pati naujovės yra, kad irgi galima surinkti, pavyzdžiui, maistų likučius. Tai jeigu mano vyras Andrius nesuvalgė visus likučius, tai galime ir tos likučius irgi į atskiros konteineriai mesti. Tie, kas gyvena už miestą, pavyzdžiui, irgi, kuri turi savo daržą, irgi galime tai surinkti kompostai, pavyzdžiui, ir paskui pasinaudoti paturinti savo žemę, tai mes irgi tą ir darome. Jei Lietuvoje būtų taupiausios moters rinkimai, galva guldome, kad Ilka taptų nugalėtoje. Pasiklausykite jos patarimų, kas jos šeimai padeda sutaupyti be jau įprastų išsiugdytų įpročių. Nedeginti elektros energijos, nenaudoti be reikalo vandens ir rinktis kelionę dviračiu. Vien iš svarbiausių yra nevalgykite kavinose kasdien. Nes aš manau, kad čia yra turbūt ir viena iš tų didžiausių išlaidos, kurį žmonės turi kiekvieną savaitę. O patys galėsi susiruošti savo maisto namuose, supakuoti į dėžutės ir paimti su savim, pavyzdžiui, darbą, pietauti. Netgi šiais laikais galime ir vaikui į darželį kažko ten ekstra įdėti. Tai nebūtinai kiekvieną kartą reikia eiti į kavinose ir aišku, tai irgi taupo savo sveikatą, nes gali kontroliuoti tai tiksliai, ką tu valgo. Žinoma, kaip aš irgi sakau, kad nesustoti ten pastoviai paimti kavą, vandenį iš kažkur, paimkite tai jau su savim važiuodami iš namo. Ir taip pat, aš manau, viena iš tų irgi didžiausių išlaidos šiaip šeimose, kuri turi vaikų, kaip ir mes, tai yra išleisti pinigų ant nereikalingos būreliai. Man atrodo, tai būreliai yra labai svarbu, vaiko aktyvumas yra labai svarbu, mums reikia tai skatinti, bet nereikia į belę kiek ir labai daug tų būrelių nueiti, kur išmoksti pinigų, o vaiko ir pati, pavyzdžiui, ir net nemėgsta to daryti. Ir geriausia tėvam investuoti irgi daugiau į savo vaikus ir praleiskite daugiau laiko su savo vaiką. Pavyzdžiui, galėsi vaiko paimti po darželį ir eiti ir žaisti krepšinas, žaisti futbolas, daryti užduotelis namuose kartu. Tai ne tik tai yra taupant pinigų, bet irgi tai pagerina rūšis, pagerina tą santykį su savo vaikus. Žvelgiant į Ilką, galime drąsiai pasakyti, kad jie elegancijos ir moteriškumo pavyzdys, savo stiliumi išsiskirianti iš minios. Kokie jos patarimai moterims norinčiams susikurti savo stilių, tuo pačiu nepasiduodant manijai pirkti kuo daugiau greitosios mados drabužių? Man geriau yra, pavyzdžiui, pirkti geresnių rūbų ir juos dalintis, parduoti, negu kad tu pirksi ten tai, kas yra dabar labai madinga, arba tas greitas mados, kurį tu pirkai šiandien suknelę, arba pirkai ir nors ir 5, o tada kitas sezonas tau nebepatinka jos, reikia jos išmesti, po skalbimo ten irgi prastas kokybė liko, tai irgi vėl reikia naujus nusipirkti, tai man yra geriau, pavyzdžiui, pirkti vieną gerą, jo panašuosi, visada galite jo parduoti kitam moteriai, galėsi ir atiduoti draugę, pasiskolinti į kitą ten šventę, apsirengti. Tai tikrai tos kokybiškesnės drabužiai, suknelės, jie turi ilgesnę tą gyvenimas ir aš manau, kad tai yra daug geriau gamtoje. Tai tikrai nereikia pirkti greitas mados, o geriau investuokite ir dar ir gražiai atrodysite. Pasaulį išgelbės grožis, o žinios jį praturtins. Beje, apie žinias. Pirmiausia, norime priminti, kad atliekų kultūros egzaminas jau visai čia pat. Dėmesio į ekranus. Visi atliekų kultūros entuziastai, žmonės neabejingi aplinkai, kurioje gyvena, kasmet turi ko laukti. Ogi atliekų kultūros egzamino, kuris šiemet vyks balandžio 17-ąją. Egzaminas jau švenčia 6-ąjį savo gimtadienį, o dalyvaujančiųjų skaičius kas metai vis auga. Kodėl šis egzaminas toks įtraukus? Tai neabejotinai šis egzaminas sulaukia populiarumo ir būtent prisijungusių naujų dalyvių skaičius parodo, kad vis dėlto tai yra įdomi tema mūsų visuomenėje, kur tikrai gyventojai to domisi ir galvoja, kaip galėtų prisidėti prie tvarios savo veiklos, kiek įmanoma daugiau. Tai iš tikrųjų egzaminas pats leidžia pasitikrinti savo žinias. Egzaminas yra ne kažkoks tai testas, už kurį bus vertinama, tai yra tiesiog egzaminas savo.
Tai yra galimybė pasitikrinti savo žinias ir pasižiūrėti, ką būtų galima padaryti geriau, ar kur gal klystame rūšiuodami atliekas. Ir atitinkamai egzaminas turbūt pritraukia irgi nemažai dėmesio vien dėl to, kad sulaukėme rėmėjų bei prizų. Tai yra, kad būtent tie, kurie geriausiai išlaikys, gaus prizus ir, taip sakant, galės džiaugtis taipogi įvairiais prizais. O prizai geriausiai išsprendusiems egzamino klausimus bus išskirtiniai. Šiais metais iš tikrųjų turėsime prizus, kurie yra susiję su tolimesniu tobulėjimu. Turėsime daugybę edukacinių užsiėmimų mūsų laimėtojams, kurie galės toliau gilinti savo žinias ir supratimą. Netgi tie, kurie dalyvavo ir laimėjo praeitais metais, vis tiek kviečiame dalyvauti. Na tai ką, gerbiami žiūrovai, nepamirškite, balandžio 17 dieną jau galėsite spręsti atliekų kultūros egzaminą. Žodžiu, visus kviečiu, būtinai dalyvaukite ir pasitikrinkite savo žinias. Galbūt net laimėsite kokių prizų ir palinkėčiau jums visiems. Kultūros egzaminas. Kultūros egzaminas. Reikia pa žmonės pasiteirauti. Taip, labą dieną. Labą dieną. Nu, labas. Va, turiu lapelį. Taip. Bet tai gerai, kaip man iki jų daeiti iki egzamino šito? Iki egzamino. Kiek laiko eiti reikia. Tai iš tikrųjų atliekų kultūros egzaminą galite prisijungęs spręsti iš bet kur. Jeigu turite ar telefoną, ar turite kokį kompiuterį, atsisėdat ir spręsit, niekur nereiks vaikščioti. Žodžiu, kojos liks sveikos. Tai va. Aišku, čia. Tai va. Viskas paprasta. Neįtume ir pėsti, bet jeigu yra tokia galimybė, tai čia visiškai patogu. Patogu, žinoma patogu. Tai va, linkiu sėkmės, spręsit. Gerai, tada. Spręsite? Tvarkoju, jo, pasidėsiu skelbimą, kad nepamirš datos. Gerai. Tai va, gerai, ačiū labai. Gero. Viso gero. Taigi dar kartą primename, atliekų kultūros egzaminą spręskite balandžio 17-ąją, bet kuriuo jums patogiu metu nuo 8 iki 17 valandos. Linkime kuo didžiausios sėkmės. Antroji aktualų tema apie pakuotės. Ką turėtume apie ją žinoti? Siužetas apie tai. Siužetą pradėkime nuo to, kad tiek individualių namų savininkams, tiek gyvenantiems daugiabučiuose sudarytos sąlygos pakuočių rūšiavimui. Individualių namų gyventojų pakuotės, kad ir kokios jos būtų, iš plastiko, kartono ar popieriaus ar metalinės, jas meta į vieną pakuotėms skirtą konteinerį. Stiklui, mišrioms atliekoms bei kai kuriuose regionuose maisto atliekoms taip pat yra atskiri konteineriai. Daugiabučių gyventojai kviečiami popierių, stiklą bei metalą su plastiku išrūšiuoti atskirai ir išmesti šalia daugiabučių esančius rūšiavimo konteinerius. Bet kokiu atveju svarbu pakuočių neišmesti į mišrų komunalinį srautą. Ne vien dėl to, kad rūšiuoti reikia, o dar ir dėl to, kad įsigiję prekę pakuotėje, jūs jau sumokėjote už jos sutvarkymą. Išmesdami pakuotę į mišrių atliekų konteinerį, jūs dar kartą sumokote už tai, už ką jau esate sumokėję. Juk neapsimoka ploninti piniginės. Ar ne taip? Nu, ką sako specialistai? Ar gyventojams sudarytos visos sąlygos teisingai išrūšiuoti pakuotės? Pagrinde gyventojai turi individualių namų konteinerius skirtus individualiem namam. Daugiabučiams yra įrengta visam Alytaus regione pusiau požeminė konteinerių aikštelė. Iš tikrųjų, visa infrastruktūra tinkamai rūšiuoti tiek pakuotės, tiek maisto, tiek mišrias komunalinės atliekas. Dažnai taip nutinka, kad uolūs rūšiuotojai atvyksta, o ten perpildyti konteineriai. Kaip elgtis tokioje situacijoje? Štai Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovo komentaras. Mūsų specialistai retkarčiais išvažiuoja į tuos patikrinimus, apžiūri tiek individualių, tiek daugiabučių namų konteinerius. Kartu stebėjom ir tuos persipildymus, gaunam informaciją arba iš pačių žmonių, arba tiesiog iš pačių vežėjų, kad persipildo. Tai reiškia, kad tada mes sprendžiam, ar dažinti išvežimą, ar tai sugedo konteineris, ar primesta daugiau pakuočių, reikia išvežti. Nu, tai vyksta nuolatinis konteinerių aikštelių priežiūra ir kontrolė, kuri mes irgi sekam, kad žmonės turėtų kur išmesti, kad būtų konteineriai laiku išvežti, nebūtų persipildę. Specialistai išskiria ir dar vieną problemą. Tai didesnės pakuotės, kurio nesutelpa į tą patį konteinerį arba paliekama prie konteinerių. Tai visą laiką siūlom gyventojams arba kiek įmanoma sulankstyti, supakuoti, išmesti, nemesti prie konteinerių arba pristatyti didelių gabaritų surinkimo aikšteles, kur didesnių gabaritų pakuotės tikrai priimamos iš gyventojų nemokamai. Dažniausiai yra tokias labai įprotis, labiausiai didelė pakuotė būna padėta, tai visą laiką
visi meta, nesvarbu, ir mažesnės, ir didesnės. Nors konteineris ten gali tikrai dar dėti, bet įprotis kaip išmušti tą visuomenį, tą įprotį. Jei mišrių padeda maišelį, kažkas tai numeta ir visą laiką būna pridėta maišelių. Taip elgdamiesi galite užsitarnauti net iki 600 eurų baudą. Visą laiką tokius atvejus fiksuojame, perdodam savivaldybių administracijom tą spręsti dėl baudų skirimo, kadangi žinome, kad pagal TPK yra nuo 100 iki 600 eurų priklausanti bauda, priklauso kiek tas pažeidėjas kartu yra padaręs pažeidimą. Kartais pakuotės jūs imate ir išmetate į tekstiliai skirtus konteinerius. Dar būna pasitaiko, kad irgi būtent net kas nesusijęs su tekstilė, tai pakuotės. Pavyzdžiui, būna plastikas ir kažkodėl žmonės galvoja, ar dar koks pamušalas, ar kažkoks minkštesnė atlieka. Ir kažkodėl žmonės iškart galvoja, kad ją reikia mesti į tekstilės konteinerį. Būna pasitaiko atveju ir pačių pakuočių, būna gal kažkas netyčia, net nežiūri, neskaito, kas į konteinerius ir būtent meta. Taigi pačios pakuotės savaime nesusitvarkys. Tad jūsų, myli žiūrovai, prašome pirmiausia nemesti jų į bendrą komunalinį srautą, o taip pat didesnių jų nepalikti prie konteinerių, taip juos padarant dideliais atliekų kalnais. Ir vis tik, kaip elgtis, kai vietos nebėra, o jūsų pilnais maišais išrūšiuotų atliekų. Nejaugi vežtis namo? Siūlyčiau ieškoti artimiausios aikštelės, taip pat yra pas mus stendukai informaciniai, kurie yra nurodyti tų specialistų kontaktas, kur paskambinus, informavus, atsakingas specialistas susisieks su paslaugos teikėju, kad tą konteinerį ištuštintų kaip įmanoma greičiau ir atlaisvinti žmonėm tą rūšiavimo konteinerį. Antro šanso rubrikoje apie tai, kad išskirtiniai šaukštai, šakutės ar net peiliai gali įgyti visai kitą pavidalą ir gyventi toliau. Susidomėjote? Kviečiu žiūrėti. Su auksrankė Ieva Girnytė susitikome jos tėvelių namuose Ukmergėje. Čia tėtis dukrai įrengė naujutėlaitės dirbtuves, o įrangos dabar tiek, kad galima kone pusę pasaulio šaukštų žiedais paversti. Bet čia reikėtų stabtelėti ir išklausyti Ievos. Kaip apskritai ji gimė tokia išradinga? Gal tas meniškumas iš šeimos, visi kažkaip kūrėm, kažką darom ir mama siūna, tėtis su medžiu dirba, tai gal iš to atėjo. Gal net niekad ir nelaikiau savęs tokia labai kūrybiška, kol iki dabar atsirado tokia veikla. O veikla tokia, mergina iš šaukštų, šakučio, dabar jau ir peilių sukuria unikalius ir skirtinius žiedus. Nuo ko viskas prasidėjo? Idėja šiaip nėra pati mano, pamačiau ją per socialinės medijas, bet aš ją prieš 3 metus pamačiau. Viena mergina gamino ir tada aš į Ameriką buvau išvykusi ir mūgiai pamačiau, kad pardavinėja tokius žiedus ir man labai patiko ir aš kažkaip užsikabinau ant tos idėjos. Dabar gal taip sutapo, kad baigiau studijas ir kaip tik baigiau marketingą, tai to žiedo darimo vis tiek, kad jį parduotum, reikia rasti auditoriją, tai gal sukaupiau daugiau žinių ir sakau, viskas, ką aš galiu prarasti, nieko neturiu ką prarasti, tai reikia gaminti. Gamybai reikėjo specialios įrangos, kurią Ieva užsisakė Amerikoje ir kuri tikrai kainavo nemažai. O vėliau sekė draugės skambutis. Anykščiuose jį radusi 4 šaukštelius dekoruotus keramika. Ieva tuomet atsakė, kad paimk vieną pabandymui ir labai pasigailėjo. Madžėda susilaukė tokio susidomėjimo, kad Ieva būtų panaudojusi visus šaukštelius. Išbandžiusi įvairius įrankius, Ieva apsistojo ties keletu. Aš kažkaip pasirinkau dirbti su nerūdijančiu plienu ir melchioru. Neperku sidabro, kadangi jis yra ir brangesnis, bet gali ir dažyti, kadangi sidabro būna apie 80%, tai ten priemaišų bus arba nikelio, arba cinko ir tikriausiai jisai dažys. Tai dėl to dirbu su nerūdijančiu plienu ir melchioru. Svarbiausia, kad būtų ne per storas, bet dabar turiu jau įrangą, su kuria galiu ir ploninti, ir siaurinti. Tai realiai vos ne viską jau dabar imu ir tik tai tam reikia daugiau laiko, kad sutvarkytų tą šaukštą. Tinkamų šaukštų Ieva ieško internete, kartu ieško ir tėveliai bei draugai, žodžiu, užkurtas tikras įrankių ieškotojų klubas. Visas pastangas atperka naujų žiedų savininkų reakcijos. Visi tikrai labai patenkinti ir tie dizainai, man rodos, yra unikalūs ir vien ta mintis, kad tai yra perdirbta ir einam į tai ir tvarumą tą, nes tas šaukštas šiaip tikriausiai būtų išmestas, o dabar jis tokį antrą gyvenimą gauna. Tai žmonės tikrai kol kas visi labai patenkinti, gal kartais su dydžiai sunkiau yra, nes ne visi žino savo dydį ir nepataikom, bet stengiuosi padaryti naują ir noriu, kad žmonės nešiotų.
Ieva atvira, kai jau perpranti sistemą, darbai vyksta itin greitai. Pats procesas tai yra labai lengvas, reikia pasimti šaukštą, šakutę, kartais ir peiliai tinkami, jeigu yra plonesni ir svarbiausia gerai išsimatuoti, tai tam yra formulė, pasiskaičiuoti, kokio ilgio reikia, tada pasižymi, atpjauni ir svarbiausia nušveis galus, nes gan aštrus būna ir tada tiesiog su aparatu sulenki ir gaunasi tas žiedas. Jeigu jau šaukštas tinkamas ir paruoštas, tai sulenkti ir ten nupjauti ir nušveis man užtrunka kokių 15 minučių, gal 20, bet kartais tikrai atrodo vienas išėjo tobulai greitai, bet kartais aš užsižaidžiu ir valandą, nes gal kiek nors ten netiesiai sulenkiu, tada reikia vėl atgal išlenkti, sulenkti, tai šiaip greitas procesas, jeigu viskas gerai pavyksta. Na, o pabaigai, įdomi informacija apie tokiu būdu gaminamus žiedus. Pasirodo, šios idėjos šaknys siekia net 17 amžiui. Viskas vyko Anglijoje ir tai susijęs su meile bei taupumu. Pasiklausykite. Jau prieš gaminant sužinojau, kad čia net nėra to, kad mes čia šiuo metu kažką sugalvom labai tokio naujo, bet prieš daug laiko jau pradėta gaminti, nes tarkim tarnai pas ponus gyvenantį vogdavo tos šaukštelius sidabrinius ir darydavosi sužadėtuvių žiedus, nes neturėjo pinigų, kad galėtų nusipirkti. Tai iš to gal ir atėjo visa ir nėra čia kažkokia labai nauja idėja. Idėja ne nauja, bet dabar pakartotinio panaudojimo klestėjimo laikais kokia vis tik prasminga ir įdomi. Šį rytą viskas. Tikiuosi, kad šį pusvalandį praleidote prasmingai ir pasisėmėte idėjų, įgijote žinių. Dar tradiciškai norėjau padėkoti už savo aprangą, kurią radau vienoje dėkui stotelių Vilniuje. Tokių dalymosi vietų yra kone visose Lietuvos regionuose. Ekrano apačioje kaip tik dabar matote jų pavadinimus. Taigi pasimatome lygiai po savaitės, o jei šiandien nespėjote pasižiūrėti mūsų laidos, jį kartojama pirmadieniais 9 val. Ryte. Na, o dabar TV6 eteryje dokumentika. Kviečiu žiūrėti. Likite įsijungę. Atliekų kultūra, tai menas filosofija, tai poilsis atnaujintoje sofoje. Atliekų kultūra, tai įpročiai ir pamokos, tai